Tęsiant vakarykštę temą, tai būtent apie moteris ir kaip moteris ieško būdų, eina mokintis tapti moterim, tapti moteriška, tai atvirkštinė pusė, tai priešinga yra būtent priešingos lyties atstovas, tai yra vyras. Ir šiandien trumpai būtent iš psichologinės pusės aš išreikšiu savo nuomonę iš to, kiek ieškoju informacijos, kiek domėjusi ir būtent apie vyrus. Tai pirmas dalykas, vyras irgi yra žmogus ir kaip aš jau sakiau, kad psichologija yra būtent mokslas apie sielą mūsų šitam fiziniam kūne ir siela, jinai iš esmės neturi lyties, vyriškos ar moteriškės, jinai yra belytė, bet atėjus į šį pasaulį būtent materialų gauna kūną. Ir kūnas yra arba vyriškas, arba moteriškas ir yra tik dvi lytys, jokių kitų lyčių nėra. Iš prigimties aš dabar sakau, be jokių naujoviškų, kaip sakom, pavadinimų ir naujoviškų atradimų. Tai Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir reiškia yra dvi priešingos pusės. Kaip sukūrė dieną naktį, sukūrė vandenį ir žemę ir sukūrė vyrą ir moterį. Ir būtent kiek domėjosi vystymu pačios ląstelės ir būtent žmogaus nuo pradėjimo, nuo vystymosi būtent moters kūne, pilve, vyras ir moteris vystosi vienodai, atsiranda po to tik tai lytiniai organai skiriasi ir pažiūrėkit, berniukas ir mergaitė, jie gimsta ir auga pradžiai vienodai. Labai mažas kažkoks skirtumas yra ir kad dažnai neatskiria, kur berniukas, kur mergaitė. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi iš prigimties yra vienodi, o po to jau bręsta, hormonai pradeda veikti ir tada jau moteris moteriškėja, vyras vyriškėja. Dabar būtent psichologinė pusė vyro, iš visko, ko žinau, ką domėjusi, ką ieškoju visos informacijos, ką matau iš konsultacijų, ką matau iš grupinių konsultacijų, ką vyrai rašo būtent forumuose, grupėse, būtent kas susijęs su psichologija. Ir yra taip, kad vyras tampa būtent vyru, to vyrišku, kai jisai nuo mažens išsprendžia kažkokius iššūkius mažus, nuo mažens, kad pavyzdžiui, jisai užlipo kažkur, jisai peršoko per kažkokį upelį, jisai nuėjo sportuoti ir laimėjo varžybas. Ir būtent kažkokie va tokie išoriniai iššūkiai yra reikalingi vyrui būtent tam, kad jisai pajustų savo vidinę jėgą. Dabar irgi rytuose yra, pavyzdžiui, falo kultūra, būtent iš lytinių organų. Dažnai, kas ten nuvažiuoja, pamato figūrėlės būtent vyro organo, moterų, dažniausiai būtent vyro. Ir kame vat, yra irgi iš skirtingų kultūrų mes galim irgi gauti daug žinių. Tai pavyzdžiui, ta falo kultūra yra iš ko? Kad vyro lytinis organas yra išoriai ir tikrai dėl to daug kur galima tikrai perskaityti, kad vyras yra socialus, ta būtybė. Nuo senų laikų jisai ėjo medžioti, jisai visur buvo už bendruomenės, kad jisai ten gaudavo maistą, jisai aprūpindavo, apsaugodavo, o viduj yra moterų būrys, kurie būtent ir tas vidus, va, tai yra moteriškas lytinis organas, kad jisai yra viduj, o vyro yra išoriai. Tai va tas irgi nulėmė, kad vyras jisai tampa būtent kažkur išoriai, o ne namuose vat, to vyrišku. Bet tą, ką jisai ten padaro, ką paima, pavyzdžiui, kai iš senų laikų jisai sumedžioja kažkokį gyvūną ir jisai neša namo į tą vidų ir čia jisai gauna priėmimą, padėką, palaikymą, ramybę, kaip sakoma, atpildą kažkokį, poilsį ir jisai gauna va tą pasitenkinimą, kad va ten aš kažką nugalėjau, o čia mane, kaip sakoma, čia mane pakėlė, pagyrė ir visa kita. Ir tikrai ar senais laikais, ar šiais laikais taip ir yra. Aišku,
labai daug yra dabar išbalansuota, kad moteris užima vyrų poziciją, bet čia irgi yra istoriškai tiesiog suformuota feminizmas ir visa kita, bet dėl šito aš nesigilinsiu, būtent aš pritrauksiu šitą video prie to, ką aš matau, būtent kodėl vyrams trūksta to, kaip sakoma, pasakykime, vyriškumo, nors jie jį turi, bet pasitikėjimo savim trūksta. Tai pirmas dalykas nuo vaikystės. Ypač šiais laikais berniukai prisiriša prie mamos, tai yra normalu, nes tai yra tas priešingos lyties potraukis, tai yra Jungo psichologija, kad yra tas vidinis vyras moteris ir vyrą traukia būtent berniuką prie mamos, o mergaitė traukia prie berniuko. Ir mama per daug rūpinasi, nes nedažniausiai šiaip yra, kad pirmi 7 metai yra mamos laikas visiems vaikams, kad mama užpildo jį meilę, parodo, kad jisai yra saugus. Nuo 7 metų prasideda iki 14 prasideda tėvo periodas, kad kaip jisai realizuosi savo gyvenimą. Ir tada, pavyzdžiui, dažnai nuo 7 iki 14 metų berniukai turėtų būti būtent vyriškoj aplinkoj tam, kad pamatyt, kas aplamai yra vyras. Gerai, jeigu toks berniukas mato, kur pamatyt, turi tokią aplinką ir mato pavyzdį gerą, o ne pavyzdžiui ten kažkokį tikrai netinkamą. Bet pirmas dalykas, mamos dažnai neleidžia savo berniukam būtent bręsti. Neduoda peilio, nesusipjaustysi, neimk tenai dar kažko, nes irgi tu dar per mažas ar dar kažką. Ir neleidžia jam būtent bręsti vyriškai, nes aš noriu, bet man neleidžia. Tai taip negražiai pasakysiu, bet pačios mamos dažnai kastruoja savo būtent berniukus, savo sūnus. Tada 7 metų mamos, jau nuo 7 metų mamos gailisi savo vaikų, jeigu tėvas ten per žiauriai, kažkaip ten per stipriai, per griežtai su juo elgesi, nes mamos širdis irgi prisiriša, nes jinai nori tokio gero, paklusnaus berniuko, o tėvas dažniausiai būna toks šiurkštesnis ir tai yra normalu, nes iš tikrųjų suaugusių gyvenimas, ypač išorė, yra didelė konkurencija, kažkur uždirbti pinigų, kažkur konkuruoti ir ten iš tikrųjų viens per kitą eina ir susiduria su žiaurumais. Tai nuo mažens, nuo 7 metų, kai jisai eina į tą vyrišką kompaniją, su juo tikrai su 70 metų berniuku nesielgs suaugusiai kaip su lygiu savo ir jie mažom dozėm duos tos patirties, kad taip, tu turi išugdyti savyje tą stiprybę, vyriškumą, būtent stiprybę, ašį tvirtą ir pastovėti už save ir kai tu užauksi už kitus. Ir dažnai mamos gaili savo berniukų, tada pradeda ginčytis su savo sutuoktiniu, su vyru dėl auklėjimo ir tai berniukas irgi, nes vaikai jie irgi gudrus, tai ką man ten stengtis, jeigu aš turiu užnugarį ir jeigu man yra geros sąlygos, aš tikrai nieko nedarysiu. Bet automatiškai tada augo mergaitiški berniukai ir tokie su polinkiais būtent į moteriškumą. Tai tas toksai šiurkštumas, griežtumas, disciplina turi būti, norit ar nenori, tikrai turi būti. Iš konsultacijų, iš grupinių tikrai matau, vyrai verkia krokodilo ašarom dėl visokių dalykų. Vyras irgi yra žmogus, yra pažeidžiamas ir jisai turi sielą, turi tą silpnumą, bet sociumas primeta, tu negali būti silpnas, tu turi uždirbti, tu turi išlaikyti šeimą ir tu negali būti silpnas ir negali turėti tų silpnų akimirkų. Bet jisai yra žmogus, jisai nėra robotas. Nors robotai irgi kartais jiems reikia pasikrauti, kartais reikia išsikrauti, kartais lūžta, visko būna. Ir vyras irgi yra toksai ir būtent primesta iš sociumo, iš tų mokymų populiarių labai, kur tikrai nežiūri aplamai į žmogų, į jo sielą, į jo esybę, o tiesiog, žinot, taip, tai yra taisyklės, kad vyras taip, moteris taip. Ir labai materialistiškai žiūri, bet žiūrim giliau ir vyras tikrai yra pažeidžiamas, net labiau nei moteris, nes moteris yra turbūt 7 ar net 9 kartus stipresnė būtent psichologiškai,
o vyras yra psichologiškai silpnesnis, bet vyras yra fiziškai gerokai stipresnis už moterį. Dėl to tikrai visose religijose, kiek aš skaičiau, ir Biblijoje, ir Toroj, ir Korane, ir rytų Bhagavad Gita, visur yra taisyklės, tokios kaip taisyklės, normos, požiūris, koks turi būti vyras ir kokia turi būti moteris. Nu, žinokit, pykit, nepykit, visose religijose yra panašus požiūris, kad vyras yra išorė, jis yra tas saugotojas šeimos, o moteris yra iš vidaus kūrėja, būtent kūrėja tos ugnies šilumos, kur ir pamaitina, ir apramina, ir paleidžia toliau į tą išorę. Tai šiais laikais pirmas dalykas, tai moteris, būtent pradedant nuo mamos, kad jinai augina berniuką ir saugo jį, neleidžia jam gauti tos patirties, neleidžia jam daryti pasirinkimus ir tada taip eina aukštyn į suaugusį gyvenimą. Mokykloje vien mokytojas, tikrai šiais laikais pasižiūrėkit, berniukam jų prigimtis yra, kad jie turi lakstyti, turi bėgioti, turi laipiot. Nėra galimybių. Mokytojas dažniausiai būna moteris, dabar dažnai ir direktorius tampa moterim. Ir visur yra apribojimai. Mokyklo nebėgiok, po mokyklos nebėgiok. Atsiprašant, bet tikrai miestuose, tokiuose didesniuose, tai net aplamai. Vaikas ten užlipo ant garažo, ten užlipo ant kažkokio stogelio, ten dar kažkur ant medžių. Visur draudžiama. Ir berniukai, būtent berniukai, jie negali kažkaip išlaisvinti savo tos vidinės jėgos, vidinės agresijos, kur jie turi tą agresiją, jie turi kažkur išpilt ir kažką su ją padaryti, bet yra labai daug draudimo ir tada jisai pats save nesupranta ir pats save slopina. Tada suaugusiam gyvenime, kad jisai pats nežino, pavyzdžiui, tikrai dažnas vyras negali pasirinkti aplamai, kaip aš noriu rengtis, kaip man patinka rengtis, nes jisai nemoka rinktis, nes jam niekad nedavė to pasirinkimo. Jisai abejoja savim, nes jam neleido daryti klaidas, gauti patirties ir jisai į suaugusį gyvenimą, jisai nežino, iš tikrųjų daug vyrų nežino aplamai, ko aš noriu. Jie gyvena tiesiog čia ir dabar, ką vėlgi nepatinka, nes jie negalvoja apie priekį, apie ateitį. Čia aš dabar sakau ne apie visus vyrus, bet tikrai apie daugumą iš tendencijos, ką matau ir nuėjus bet kur, ir mokykloje matau, ir iš konsultacijų matau, pati dalyvavau grupinėse psichoterapijose, tai irgi ten aš mačiau vyrus ir iš tokios patirties. Vyrai verkia, tikrai verkia ir būtina jiems verkti, nes jie irgi yra žmonės, jie turi emocijas, tik tai tos emocijos labai giliai paslėptos. Ir moteris dažnai neleidžia būti silpnam, neleidžia daryti kažkokiu pasirinkimu. Taip, viskas yra susiję. Negalima sakyti, kad vyras jau toksai, moteris tokia, nes viskas susiję. Nu kaip jūs benorėtumėt, yra vienas organizmas, ypač jeigu tai yra šeima, tai yra vienas organizmas, kuris turi sąveikauti, o ne prieštarauti viens kitam ir ne kovoti tarpusavį. Tiesiog yra labai kultūra, ta iš baimės, tada slopinamas tas vyriškumas, būtent moteris slopina iš baimės, kad neaišku, jos nežino, kas bus. Labai daug moterų bijo būtent agresijos ir tai irgi istorinė tendencija, nes buvo karuose kariavo dažniausiai vyrai ir ten buvo agresija. Tai agresija moteriai dažnai būna susijusi su nesaugumu. Ir iš tikrųjų agresija patapo taip, kad nieks nemoka valdyti agresijos, jinai yra vyrai kaupia, o tada jau sprogsta kaip vulkanas ir tikrai žeidžia labai daug aplinkos ir būtent ir daiktus kažkokius ir žmonės. Ir tai yra dėl ko? Dėl to, kad nėra mokoma būtent, kad ta emocinė branda, kad agresija yra normalu, nes vyras turi daug agresijos, būtent testosteronas, jo vyriški hormonai, tai yra tas variklis. Ir nuo mažens nėra mokama, kaip valdyti būtent, kur nukreipti šitą agresiją, nes agresija tai yra variklis, tai yra pyktis, tai yra variklis kaip benzinas
automobiliui geras benzinas tam, kad jisai važiuotų ir pasiektų finišą pirmas. Tai būtent ta agresija, tai už jos irgi slypi poreikis, kažkoks poreikis. Aš noriu pasiekti kažką, aš noriu būti pripažintas, aš noriu būti nugalėtojas. Tai pirmas dalykas, jau kiekvienas yra nugalėtojas, nes jau tas vienas spermatozoidas iš milijono ar milijardo, jisai jau laimėjo ir jau čia kiekvienas iš jūsų yra tas laimėtojas iš prigimties. Bet gyvenime reikia dar, vyrai nori įrodyti, kad aš esu tas laimėtojas, būtent ir dažniausiai būna, kad pirmą mamai įrodo, tada tėčiui ir tada jau savo moteriai. Dabar populiarėja irgi tendencija mokymų vyrų, būtent bendruomenių visokių, stovyklos vyrų, tam, kad pradėt kažką daryti su to vyriškumu. Irgi pažįstu, mačiau ir bendravau su vyrais iš tokių, tai pirmas dalykas, ten vėlgi yra ne bendruomenė tokia, o konkurencija, kad yra kažkokie vadai, o vyras vyrui labai sunku būti paklusniam, sunku tada bendradarbiauti, jeigu ten kažkur perėjo upelį kažkokį balos pelkės, tai vyras jaučiasi erelis. Taip, tai yra tikrai gerai, kad tu fiziškai gali išlaikyti, nes tu fiziškai kaip vyras tikrai gali daug ką išlaikyti, bet aš kaip psichologė pasakysiu, kaip tau būtent šitas dalykas padės gyvenime, kaip tu pagerinsi savo gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą. Nes pirmas dalykas, vyras gauna pripažinimą iš savo moters. Čia iš psichologijos, iš ezoterikos, iš visų religijų, jeigu vyras negauna pripažinimo iš savo moters, ta, kuri jį maitina kaip elektros lizdas, tai jisai nors kalnus nuvers, jisai ten negaus to pripažinimo, nes moteris yra atspindys būtent jo ir tas, kas išorė, atspindi, kas darosi viduj. Tai pirmas dalykas, šeima yra ta pagrindinė ląstelė, kurią reikia vystyti, rūpintis, maitinti ir visokiojopai auginti. Tai vyras psichologiškai tvirtas, stabilus ir sveikas, jisai pirmas dalykas, jisai rūpinsi savo būtent šeima, jisai viską paaukos, net savo pomėgius kažkokius, jeigu reiktų dėl būtent šeimos gerovės. Pas mus tikrai yra daug baimių, moteris jaučiasi nesaugios, tada yra priekaištai, nes nemoka bendrauti, nemoka komunikuoti, abidvi pusės nemoka komunikuoti, bet pirmas dalykas, vyras tikrai tampa to vyru ir vyrišku, kai jisai turi tvirtą šeimą. Tai norit, nenorit, tikrai ir psichologijai, ir religijose yra toks dalykas ir kiekvienas vyras, jeigu išsiskiria, jisai jaučiasi nevykęs, tai reiškia, aš antiek nevykęs, kad net mano žmona, jeigu dar ten vaikų turi, kad jinai nebijoja išeiti, palikti mane net su vaikais. Tai įsivaizduojat, koks yra smūgis vyrui, bet dėja, dažnai vyrai irgi kaltina būtent moteris, kaltina visą pasaulį, kad ten ar kitus vyrus, visai būna. Visada galima rasti priežasčių, kodėl kas atsitiko, bet pirmas dalykas, tai visada ieškom, kur buvo mano kaltė, nes kaltė yra šeimoje, tai yra 50/50 ir tas, kad vyras dažnai abejoja, kad dažnai pats nežino, ko nori, dažnai pats man geriau jau taip nei išvis vienam ir to ašies, būtent vidinės ašies trūkumo tikrai labai trūksta. Ir kaip tai pagerinti, tai pirmas dalykas vėlgi ieškoti savo vidaus, ko aš noriu, kur aš noriu eiti, kokia mano kryptis gyvenimo ir tada ar moteris nori kartu eiti ar nenori. Komunikuoti, būti ir emociškai atviram. Tikrai tai yra svarbu ir būtent požiūris tas, kaip jūs pamatysit, kad ar aš tampu vyrišku ar ne, tai yra jūsų būtent šeimos atspindys, kokia yra jūsų šeima. Lygiai taipogi viršsvoriai visokie, pilvo auginimai, impotencijos, tai irgi viskas susiję su tais hormonais, būtent vyriškais ir dažnai net turbūt 90% būna, kad su psichologija, būtent ar aš psichologiškai jaučiuosi tvirtas
ir pasitikiu savim, ar to nėra. Ir labai daug būna, kad pavyzdžiui, kad mama, nu atsiprašant, bet psichologiškai kastravo, tada žmona kastruoja, nes jisai pasirenka žmoną kažkokią panašią, kad, nu tai ašgi įrodysiu savo, ne, kad tikrai mama buvo teisi. Tai vėlgi ir vyrai gali šitą pakeisti. Gali, tai vyram yra gerokai sunkiau, nes matau iš konsultacijų, kiek vyrų ateina, iš grupinių kažkokių, kur kiek vyrų ieško tos pagalbos tam, kad aplamai suvokti savo atsakomybę, būtent visame kame, kas su juo dedasi ir atsitinka, ir tam, kad kažką daryt, kad ieškot pagalbos, nes vyrui labai sunku peržengti per tą tokį vyriškumą, bet per išdidumą, nu ašgi negaliu parodyti, kad aš esu silpnas. Bet žinokit, tam silpnume visada yra labai daug stiprybės, ir čia ir vyruose, ir moteruose. Ir būtent tik peržengus tenai, jūs galite iš tikrųjų pasiekti būtent tą savo ašį, kad va, aš esu va čia, aš esu stiprus, aš žinau, ko aš noriu, aš žinau, kokios moters aš noriu, aš žinau, kur aš ją nuvesiu, aš žinau, kur aš pats pirmas nueisiu. Tai va tas va, būtent darbas su savim, kad atsikratytų nuoskaudų, nes vėlgi yra mano video, kad labai daug suaugusių, nesubrendusių žmonių, kad tiesiog neleido berniukui subręsti ir tapti vyru. Tiesiog neleido. Ir psichologiškai kūnas yra jau suaugusio žmogus, bet psichologiškai dar esu berniuku. Ir pavyzdžiui, jums net kaip tokia truputį pagalba, vat pasižiūrėkit, pagalvokit, kokio amžiaus jūs dabar save jaučiat. Tiesiog įsijaus, vat aš jaučiu, lyg aš būčiau dabar 15, 13 metų, 18 metų. Ir iš tikrųjų, va tą, kaip jūs išjausit, kad tikrai, kad aš esu va ten toksai, tai reiškia, ten jūs užstrigot. Ir ką aš dažnai matau, kad pavyzdžiui, vyras dažnai užstringa kokių 4-5 metų amžiuje, tai dažnai būna, kad aš kaltinu visus, tik ne save, kad visi yra blogi, prezidentas blogas, politikai blogi, visos moteris yra blogos ir darbdaviai nenori mokėti pinigų. Ir būtent va tas kaltinimas ir kad jaučia nuoskaudas. Tai būtent čia yra 5-6 metų, būtent va tas laikotarpis ir galima tai pradirbti. Va ta, va, kad visgi prisimti atsakomybę ir nekaltinti kitų, o ieškoti savyje, kodėl aš pasirinkau tokius žmonės, kodėl aš pasirinkau tokią aplinką. Ir antra tendencija, tai dažnai būna, kad vyras užstringa būtent kažkur 13-15 metų, 16 amžiuje, tai yra paauglystė, kai jisai norėjo jau tapti savarankišku, nors buvo dar priklausomas, bet jam neleido. Ir kai sako sunki paauglystė, kai vaikas ginčiasi, ypač berniukai tikrai dažniausiai būna, ginčiasi, priešinasi, užsidaro, pyksta. Ir va tas va amžius 13-16 metų, kai suaugęs vyras, bet jisai nekomunikuoja, o jisai ginčiasi, įrodinėja savo tiesą, nesvarbu kokioj vietoje, nesvarbu kaltas, nekaltas, ar ten tikrai yra jo tiesa, bet jisai tiesiog nemoka komunikuoti, jisai ginčiasi, nes bando įrodyti. Ir santykiuose dažnai matau, kad moteris, pavyzdžiui, yra jau tokia labiau subrendusi, būtent asmenybė, o vyras atrodo gali būti net vyresnis pagal amžių už ją arba bendramžiai, bet jisai elgesi kaip va tas paaugliokas, kad tu man neaiškinsi, ką daryti, nes dažnai va tada eina iš tos, kur buvo 3 pozicijų suaugęs tėvas ir vaikas, iš tos 3 pozicijų, kad moteris elgėsi kaip mama, o vyras elgėsi kaip tas paaugliokas, kad tu man neįrodinėsi, nes tu dabar aš su tam bendrauju kaip su savo mama. Ir tai tikrai yra viskas pataisoma, tik norėt. Ir pirmas dalykas, būtent vyrų peržengti tą baimę, būti silpnam ir ieškoti pagalbos, nes tai nėra kažkokius psichologinė liga, kad reikia ten jau į ligoninę važiuoti gydytis. Čia tiesiog reikia biškį pataisyti tą nukreipimą kažkokį, paleisti va ten kažkokį ir subrandinti save psichologiškai, būtent psichologiškai subrandinti iki dabartinio amžiaus. Viskas įmanoma ir, kaip sakoma, jeigu jaučiat tokią
simpatija, pavyzdžiui, kad aš jums tinku, tai tikrai galit drąsiai kreiptis, nes puikiai suprantu, kaip sakoma, kaip jūs jaučiatės, nes irgi pati augau būtent vyriškoj kompanijai, su 4 broliais visada dar buvo 2 kaimynai ir dažniausiai dirbo tikrai vyro kolektyvuose, kur tiesiog man buvo lengva surast kalbą ir aš matau irgi tą tendenciją, nes aš irgi esu moteris, auginu berniuką, daug domėjusi ir matau, koks yra būtent tų vyrų poreikis. Tai drąsiai kreipkitės anonimiškai, jeigu ten viešai, jeigu ne, tai galite rašyti asmeninę žinutę ir susisieksim, tikrai viską galima pataisyti ir jūs atrasit būtent tą savo vyrišką stiprybę.